visi veiksmai atlikti, viską pasidalyjate, visas vertybės. Atrodo taip. Jis veikia, aš esu Vytautas Ališauskas, Vilniaus universiteto filologijos fakulteto klasikinės filologijos katedros docentas. Labai ilgas gražus titulas, man jis labai patinka, todėl jį taip išsamei pasakiau. Nekreipkite į tai dėmesio didesnio. Ir mano tema, kaip aš ją mačiau užrašyta, tiesiog antikos pasaulis, ar ne? Tai labai keista tema. Turint galvoj, kad mes turime mažiau negu 40 minučių. Papasakoti apie visą pasaulį mums būtų labai nelengva. Ir dar šitokio auditorija, kur turi visą laiką sukioti galvą iš šonus, kaip tas robotukas. Kai mes kalbam apie antikos pasaulį, apie ką mes paprastai kalbame? Labai specifinę reikšmę turim. Šiaip jūs istoriją mokotės mokykloje, ne, aš nebežinau, ten panaikina beveik viską, tai mokotės, ja? Kas yra antikos pasaulis, tokia įprasta prasme? Senovės Roma ir Graikija, ne? Nors labai keistas dalykas, tas toks atskirimas, antika ką reiškia? Pažodis antika ką reiškia? Kas žino? Niekas nežino. Senovė, taip. Latiniškas žodis, ar ne? Antikos antika, senovinis, senovinė, taip? Tai šiaip senovės pasaulis apie viską, Egiptą, ir Babiloniją, ir Šumerus, tikriausiai apie tai esate ką nors girdėję. Bet paprastai, kai sakome antika, visada turime galvoje būtent senovės Graikija ir Roma. Visiškai nesuprantama, kuriam galui mums tuos dalykus reikia žinoti juk, ne koks skirtumas. Prieš kiek metų tai buvo? Dabar, jeigu norėčiau čia jūs pajuokinti, sakyčiau, prieš 5, dabar turėtumėt juoktis. Gerai. Ar prieš, kokį čia mes dabar jubiliejų minėjome, pirmo pasaulinio karo, ne? Tai buvo gerokai seniau. Jeigu taip kukliai kalbant, pirmi antikiniai tekstai išlikę, na, kaip kūriniai, Homero poemos Iliada, Odisėja, buvo parašyti 8 amžiuje prieš krikščioniškąją erą. Paprastai trumpai sakant, prieš Kristų, ne? Žinote datavimą, taip? Kas yra 8 amžius prieš Kristų? Kiek laiko praėjo nuo mūsų dienų? Apytikrai. Na, kas žino? Nu, jūs žino. Kiek? O kas tas biškelis? Kiek daugiau? Kiek? 800. Ir dar, jeigu taip pradėsime, taip, tai va, 2800 metų. Kas yra skaitęs Iliadą arba Odisėją? Ne, neskaitęs. Bent jau vartęs. Niekas, tai taip? Nu kokie, kas yra 5 žmonės. O gaila šiaip. Tai nėra lengvas skaitimas, bet iš tikrųjų tai yra tekstai, kurie duoda pradžią visai mūsų literatūrai. Jūs, aišku, irgi aš nežinau, aš matau jūs pirmas iki ir daugumą jūsų tikriausiai paskutinį, nors būtų labai malonu ir dažniau susitikti, bet kągi. Tai nelabai žinau, nei ką jis skaitė, nei ką jis regėja. Ir, pavyzdžiui, ką jūs galvojate, ar reikia žmogui skaityti knygas, pavyzdžiui, tai yra daug įdomiau negu tai, ką aš jums galiu pasakyti. Kaip jūs manote? Ar grožinės knygas? Kokią jūs knygos neperskaitot? Aha. Alchemika. Kai aš jaunas buvau, irgi skaičiau. Dabar nebepriverstų, bet jūs galėtumėte jį papasakoti, nebijokit, nieko jums blogo nedarysiu. Galėtumėte savo žodžiais jį papasakoti, aš neprašysiu papasakoti, klausiu, ar galėtumėte. Galėtumėte. Tai yra puiku. Jeigu jūs grįšite prie Homero ir Iliada, Odisėja, dėja, daugumą jūsų, kaip matau, bet gal bent filmus matėt. Filmai tai prasti labai dar. Nematėt. Aš patėjau.
man čia dabar su jumis daryti. Tai yra didžiuliai epai, kuriuose pasakojama labai keisti dalykai. Iliada yra pasakojimas apie dar seniau negu prieš 2800 metų, maždaug prieš 2900 metų gyvenusius herojus. Ten įvyksta toks keistas konfliktas. Vienas karalius pagrobė, jis jau princas, kaip čia pasakyti, nepasakosiu visos tos, pagrobė kito karaliaus žmoną ir su ja laimingai gyveno savo rūmuose Trojos mieste. Ir nuo to prasideda visas nelaimingas didžiulis karas. Tai jau Mažojoje Azijoje. Tuo tarpu Graikijoje, žinote, kurio Graikija, ne? Taigi, Graikijos karaliukai, jų karalystės tokios maždaug kaip Marijampolė gal. Reiškia, bet vis tiek jie yra valdovai, jie turi kariuomenę, jie turi laivų. Susivienė plaukia ginti Mažąją Aziją, žinot, kur tai yra, plaukia ginti to nuskriaustojo karaliaus ir atsimti jo žmonos. Ir štai tas karas, vadinamas Trojos karu, trunka apie 10 metų. 8 Trojos karo metais įvyksta labai svarbus dalykas. Tada aš jums dabar tai pasakoju, tai pasakysiu. Vienas iš šauniausių kovotojų, Achilas, iš tų reiškia atplaukusiųjų, susipyksta su vyriausiu karo vadu, nes dėl tam tikrų politinių aplinkybių vyriausias karo vadas atima iš jo karo grobio dalį. Tokią merginą, Perseidę. Aišku, tai yra baisus skandalas. Achilas labai įsiskaudina ir atsisako dalyvauti tolesniuose mūšiuose. Nelabai išmanau aš ką nors apie kariuomenę, bet tikriausiai įsivaizduoti, nežinau, kokį nors ten pėstininkų batalioną ir staiga vienintelis tankas atsisako dalyvauti mūšyje. Na, ten buvo ne vienintelis tankas, bet vis tiek tai šauniausias karžygys, kuris dažnai lemia mūšio baigtį. Įsivaizduojate, irgi čia tai kažkaip kariuomenė, karas ir kažkas sako, aš neįsiu ir sėdi savo palapinėje. Bet jis irgi yra aristokratas, jis yra žmogus, kuris, na kaip sakyti, beveik kaip, galima sakyti, beveik kaip toks karaliukas. Ten labai įdomu iš tikrųjų durys atidaromas ir uždaromas, netikėtas išradimas. Irgi nuo antikos laikų žinomas. Įdėmiai žiūrėkite ten taip. Ir štai va, čia prasideda daugybė dramatiškų įvykių ir mirčių, žūčių ir visokių kitokių dalykų. Aš nežinau, gali būti įdomu tai kam nors ar ne. Bet kai pradės skaityti Homeras, tai pamatai labai keistą dalyką. Ir viskas parašyta hegzametru, eilėmis tokiomis ilgomis. Suskaityti sunku, mes nepratę jau prie to dalyko. Bet jeigu pavyksta save įveikti, tai kas sužinai kažką visiškai neįtikėtina. Koks atsiprašymas? Tai mokiniai. Leiskit, galima paklausti, jūs čia ko atėjote? Nes 15 minučių paskaitos yra, praėjo lygia pusę valandos. Ateikite į priekį ir susėskite, nes kitų kėdžių nėra. Jeigu stovėsite gale, tai jokios paskaitos nebus. Čia yra vietos pakankamai.
norėčiau vieną dalyką, tik jis nieko aš jau nepapasakosiu, kad pajustumėt, koks pasaulis yra keistas. Taigi, tai yra Iliada. Kaip jau ką tik pasakiau, tas pasakojimas apie keistą, sunkų, didžiulį karą. Tai yra stora knyga. Ir jeigu paimam jos grinai fizinį pavidalą, aš kai buvau, nežinau, antroji klasiai ar pirmoji, man buvo tokia pamoka būdavo, vadinosi, rašymas iš knygų. Jums turbūt nebėra tokios pamokos. Nebuvo, kai buvo pirmoji klasiai, ne? Tiesiog mums liepdavo perrašinėti gražiai, tvarkingai perrašinėti neilgus tekstus. Tai va, o jums teko iš vis gyvenime ką nors perrašinėti. Ne kompiuterio atsisėdus, taip, reiškia, nusirinkti, o perrašyti va kažkokį eilėraštį, teko, matau, kad linksite galvas. Kaip jums tai patiko? Tai vienuolio darbas. Žmogaus, kuris turi atsidėti tam, būti labai tvirtas, ar ne? Labai rūpestingas, atidus. Tai yra sunkus darbas iš tikro. Ir tai ir fizinis, ir protinis darbas tuo pat metu, ar ne? Įsivaizduokite, jeigu jūs esate, vat ne dabar, ten prieš keletą metų, o pirmoji, antroji klasė. Kaip tai atrodo? Kodėl taip sakau? Iki Homero poemų mes neturime jokio graikiškos literatūros paminklo. Ir staiga visa ta literatūra ir šitos poemos, jos iš tikrųjų yra kaip ir Biblija, yra mūsų gyvenimo ir kultūros pagrindas. Jūs to tiktais nežinote, aš čia neturiu kada to pademonstruoti. Bet štai, va, tas pagrindas visa ko pradžioje stovi didžiulė knyga, ar dvi didžiulės knygos, kurias kažkas turėjo perrašyti. Įsivaizduokite, reiškia, iki tol niekas nieko, raštai atrodė ten trumpi religiniai tekstukai, maldelės kažkokios dievų vardai, na, šiokios tokios buhalterinės sąskaitos, ar ne, ten kažką ten kokiam, nežinau, Titui daviau 2 amforas alyvos, aliejaus, ten, reiškia, nežinau, paskolinau arklį, sugrąžino arklį, dar kažkas tokio. Kažkiek gal sumokėta, pinigų dar apyvarta buvo labai menka, bet vis tiek. Iš tai staiga, va, tokiam antrokui, geriausiu atveju, rašymo prasme antrokui, ateina į galvą surašyti didžiulę knygą. Tai dar ne viskas. Aš suprantu, kaip tai keista. Tai dar ne viskas. Knygos rašomos kaip? Ant papiruso, ar ne? Ar žinote, kaip knygos senovėje atrodė? Ne? Kas turi popieriaus lapą? Duokit savo sąskaitų tą knygelę. Nesugadinsiu. Dėkui. Labai graži knygelė. Vat matote, va tokią knygą, ar ne? Tai tokios knygos atsirado, realiai tokio tipo knygos atsirado su krikščionybė. Išplito, išrastos gal jos kiek anksčiau, bet nedaug. Reiškia apie pirmąjį amžių, apie pirmą krikščioniškos eros amžių. Reiškia prieš 2000 metų. O tokios knygos, kur verti, krikščionys iš pradžių pradėjo nurašinėti šventai raštai tokias knygas, o ir paskui visas kitas, dėl ko aš dabar negaliu jums papasakoti, nes nieks čia ne... Tai va taip, ne? O iki tol knygos atrodė va šitai. Iš vieno iš kito galo, šiek tiek susigadint gal. Iš vieno iš kito galo susukti raitiniai, suprantate? Ilgas, ne toks va, bet ilgas, nežinau kiek, 4 metai toks. Papiruso, tai yra tokių augalų, gal mokykloje mokytas, aš nežinau. Man labai sunku kalbėti, atsiprašau, nes aš visiškai nebežinau, ko mokykloje mokomasi. Jau, kad vieni mokiniai mokosi, kiti ne. Kas jie papirusas, kas žino? Nu tai ateis intelektualai 4, 5. Daugiau yra, tik tai iš pat nedrasas labai. Tai va, tai tas papirusas, tai yra tokie augalai, kaip, sakykime, nendrės, ar ne? Jie yra, primenu tiem, kas nežino, jie yra apdorojami, dedami taip ir taip, suslegiami, džiovinami, pasidaro tokia masė, ant kurios galima pakankamai lanksti, ant kurios galima rašyti. Beje, patvari.
sausam Egipto klimate kasinėjimuose atrandama netgi virš 2000 metų senumo rankraščių nuotraukų. Tai netgi ne nuotraukų, o kartais dėlių gabalų. Gabalai dėl to, kad dažniausiai tai sudėlėti. Tai kaip čia pasakyti, archeologai kur randa geriausius daiktus? Aišku, šiukšlynė, be abejonės. Nes visą kitą tai sunaudojama, o kas yra netikro, tai arba sudega, arba pražūna, o kas netinka išmetama į šiukšlyną, ten ir lieka. Nežinau, čia mūsų kariotiškas archeologai 1000 metų ieškos ko nors, bet dabar tai labai sėkmingai Egipte. Tai va, tai padaroma, reiškia, tokia knyga. Tai įsivaizduokite, kas labai svarbu, ką aš čia noriu akcentuoti. Rašoma tik ant vienos pusės, nesunku tą suprasti, ar ne? Reiškia, tik šičia, o šita pusė lieka švari. Ir taip suviniojama, ir tada kaip? Tu atsuki ir taip nuvinioji tą knygą, reiškia. Čia matysiu, čia atsiprašau, kad tu čia lapdžiau, bet gal tai neatiek kreatingas atminimas, tai įstosite, turėsite dar ne to. Tai va, tai tokį dalyką, ne? Tai yra brangu, šiaip jau auga papirusas realiai tik Egipte. Štai va, tokią medžiagą, įsivaizduokite dabar storą šiuolaikinę knygą, ją perrašyti į tokius ritmus. Tai yra didžiulis darbas, tai yra ypatingo meistriškumo, kaip teisingai sakėte, darbas, nes reikia iš tikrųjų atidžiai tą daryti, reikia mokėti, reikia turbūt įskaitoma, nes kokia prasmė visi. Tai va. Tai yra, sakau, labai brangu. Tai padaryti tai vieną ritinį nesurašysi, reikia daugybės medžiagos. Ir ką visą tai reiškia, aš nežinau, aš jums pasakoju, pats negaliu nieko paaiškinti. Nes kodėl staiga kažkas sugalvoja, iki tol nieko panašaus nebuvo, ir sugalvoja, kad reikia va tokį kūrinį, kuris buvo kokiu pavidalu veikiausiai žodiniu. Tokį kūrinį surašyti, ar teisingiau sakant, padiktuoti. Didžiulį, sunku, brangų, maža to. Jeigu mes iš tikrųjų, nors kiek mėgstame literatūrą ir domėmės, pradedame skaityti ir labai nustembam. Kaip mes gyvenime jau kažkaip mūsų išmokė biologija ir politikos mokslai, ir socialiniai mokslai, kaip viskas atsiranda iš tokio elementarus, paprasto dalyko ir darosi vis sudėtingesnis, įmantresnis ir taip toliau. Senovės ten žmonės, nežinau, bronzos amžiuje turėjo labai primityvius įrankius, o dabar mes turime kompiuterius ir kitus neregėtus daiktus ir darbus nuostabius. Ir galime taip maždaug išdėlioti tą evoliucijos, ne evoliucijos, kaip kaitos grandinę. Ne? Bet kai mes paimam Odisėją, kad ir Odisėją, staiga pamatome kažkokį neįtikėtiną dalyką. Visa šiuolaikinė literatūra nedaug ką yra atradusi. Pavyzdžiui, tai yra tobulos ir neįtikėtinai rafinuotos kompozicijos daiktas. Literatūra kažkokia tavo studijimo mokinatės, tai žinot, kas yra kompozicija. Tai pasakysiu tik tokį paprastą dalyką, kaip sakiau. Trojos karas, 10 metų. Čia mus taiga kažkodėl, kaip, nu, prastas koks arba liaudės pasakojas, kaip. Vieną dieną ir pradėtų pasakoti viską iš eilės, kaip buvo. Taip? Nu, kažkur ties vidurį užmigtumėm, paskui kitą dieną gal pratęstų, bet pasakotų tokį, nuoseklų primityvų pasakojimą. Taip? Įsivaizduokim, jūs norit papasakoti ten draugę ką nors, apie savo kokį nors vakar važiavote į kokią kelionę, sakot, tai įlipau autobusą, ten autobuse buvo tokių žmonių, paskui išlipau, ten pamačiau tokį keistą girtuoklį, tada ten dar ką nors, tada nuėjau prie pilies, tada nuėjau į muziejų, suprantat, tiesiog elementai papasakoja viskas. Čia tuo tarpu poetas, ar kaip jį pavadinti, pasakoja visiškai ne taip. Ir pasakoja taip meistriškai, kad iš šiuolaikinė kompozicija viskas prasideda nuo vieno epizodo ir tuo epizodu ir baigėsi. Vieno vienintelio karo epizodo, kaip sakiau, Achilo pykčio.
Ir pirmą eilutę, aišku, graikiškai nesakysiu, tai bet lietuviškai skamba, bet tinkamai išversta. Pykti Achilo pelėjo sūnaus deivė giedokį. Aišku, pirmas žodis yra pyktis, meni, kurio užšifruota visas pasakojimas. Tai va štai, to aistringo, kaprizingo, labai šaunaus ir daugia labai dirglaus kario pykčių, per tą pyktį ir per tą konfliktą tarp karo vadų parodomas visas karas. Niekas nepasakoja mums nei karo pradžios, nei karo baigties. Kitur vėl papasakoma apie karo baigtį, bet vėl labai gudriai. Bet čia, šitoje pagrindinėje poemoje, Iliadoje, tiesiog tas epizodas ir tas epizodas, vienas elementus epizodas daugia atskleidžia milžinišką istorinį įvykį, kur visas graikų pasaulis sukrėstas. Maža to, tas pasakojimas nėra toksai paprastas. Vėlgi, kompozicija, kūrinio kompozicija yra itin rafinuota ir sudėtinga. Jeigu jūs žinote, na jau kino filmus, aišku, visi žiūrite. Rimtesnius ar hollywoodinius ar kokius norite, bet visur tas pats. Kas kine labai svarbu? Kine, geram kine vis dėlto kaitaliojama perspektyva ir regėjimo kampas laukas, taip? Ir čia lygiai tas pats. Tai yra taip meistriškai viskas pradedama, reiškia, nuo vadų pasitarimo. 14 vyrų, agresyvių, karių, ir anais laikais žmonės buvo tikrai daug agresyvesni, aiškinasi santykius, aš sakau, susibara dėl tos merginos, kam jį turi priklausyti. Veiksmas vyksta vadų pasitarime, palapinėje ir nedėliai laukiniai. Staiga veiksmas perkeliamas į lauką, apžvelgiama, kaip atrodo kariuomenė. Na ir paskui perspektyvos žiūrėjimo kampai keičiasi ištisai. Tai mums vaizduojami įvykiai stebint nuo Trojos sienų, nuo kitos pusės, ar ne? Tai staiga sugrįžtama į Achilo palapinę, kuris su savo geriausiu draugu Patrokliu ten sėdė, intymiai šnekučiuojasi, linksmina, džiugina vienas kitą lyros, reiškia, skambinimų lyrą, visiškai privati intymi erdvė. Tai staiga mus poetas nubloškia į Olimpą, į dangų, kur dievai, kurie irgi aktyviai dalyvauja visame reikale, dievai savo santykius aiškinasi ir žvelgia į tą žmogiškąjį pasaulį, kuris atrodo visiškai skruzdėlynas, jeigu žvelgsime iš dangaus, net nuo tos sienų jau, kaip suprantat, viskas sumažėja. Tai staiga atskleidžia mums, kas vyksta to paties pario, kuris pagrobė, ar suviliojo, ar ten nesvarbu, nes čia deivė pagrodyta kalta dėl visko, pario, kuris pagrobė, reiškia, tam Heleną. Į pario miegamąjį, kaip jisai ruošiasi eiti į mūšį, o čia staiga ateina ta pati Helenė, Afroditė jaučia, kad jis gali žūti mūšyje ir atsiunčia jo šitą, kaip čia nežinau, žmona negali pavadinti, bet jo kompanionė, na, jie pasilieka miegamajame. Užuotėjęs į mūšį, sako, tai va. Visa tai yra toks meistriškai ir viskas sudėliota labai logiškai, labai nuosekliai. Tai nėra kažkoks kratinys, bet būtent tie perspektyvų kaita, skirtingi dydžiai ir atstumai, tai yra, sakau, yra visiškai neįtikėtinas. Ir tai šiuolaikinėje literatūroje mažai kas irgi sugeba, sakau, galima nebent su kinu pavaizduoti. Lygiai taip pat ir gebėjimas pavaizduoti charakterius. Kiekvienas iš jų poetas nepretenduoja į itin gilę psichologinę ten kažkokią analizę, bet tai ko jis nori, kad, tiesą sakant, iš tos visuomenės ir dar karių bendruomenės, kurie sėdi štai 8 metai stovykloje apsupę miestą. Kokios ten psichologijos atrodo, bet kiekvienas iš jų yra kaip gyvas, kiekvienas turi savo charakterį. O centrinis herojus Achilas iš vis yra labai tokia sudėtinga asmenybė. Tai yra labai gražus vyras, labai šaunus, labai toks pašėlęs,
Bet kita vertus, kaip toksai, jis yra toks, na, ir labai, kaip dabar vadingas, pažeidžiamas. Jeigu kas, tai apsibliauna ir eina pas savo mamytę skūstis, o jo mamytė leidė, letydė tokie. Bet tai iš tikrųjų apsibliauna tiesioginio žodžio prasme ir tai senovinėje visuomenėje yra visiškai įmanoma. Mes skaitome kitą dalyką, pavyzdžiui, skaitom, kaip Kęstutis, matydamas degantį Kauną, verkė. Mūsų kunigaikštis. Tai yra toks, kai kurie istorikai, nežinantis archainės visuomenės, tai negi sakė, čia kryžiuočiai norėjo išjuokti ir ten pavaizdavo maždaug. Bet visiškai ne, tai yra normalu, tokia senovinė visuomenė, aišku, čia ir daug vėlės, daug. Bet vis tiek, pati struktūra visuomenės ta archaiška. Tai va, o Achilas, tai sakau, jisai yra ypač toks verksnys. Ir ateina, guodžiasi mamai, jinai ten jam aiškina, na, žodžiu, paskaitysite, jeigu kada tai žinosi. Kitas, pavyzdžiui, kitos pusės šauniausias karžygys Hektoras yra visiškai kitoks žmogus, šeimos žmogus, rimtas, mylintis žmoną, turintis mažą vaikelį ir labai jaudinantis scena prieš mūšį, jis atsisveikina su šeima ir irgi žmona jaučia, kad čia gali būti blogai, daugia toks juokingas epizodas, įterpiamas toks štrichas, visiškai netikėtas, tam tokiam žiauriam, sunkiam karo pasaulyje. Ten taškosi kraujai, Homeras labai mėgsta, tai tiesiai sakyti, ten mėsos laksto, kraujai taškosi, ir štai jisai, vaikutis pamatęs tėvą jau atėjusi su visa ginkluotė, su šalmu ir plunksnomis, vis taiga išsigasta, kas čia toks atėjo baidyklė, tokia, net jie ima verkti, reikia jį nuraminti, toks lengvas humoristinis štrichas visame tame. Tai va, tai visą tai ką aš sakau, vėlgi, jeigu tai pažiūrėsime, tai yra pačios aukščiausios klasės literatūra. Ir štai vat visos istorijos pradžioje horizonte dunkso toksai milžiniškas kalnas, kuris paskui tampa galbūt vieninteliu, kaip čia pasakyti, tokiu orientyru visai graikų literatūrai. Bet tai dar ne viskas. Kas paskui įvyksta, taip ir labai paprastai. Romėnai, kai pradeda kurti tokią aukštąją kultūrą, jūs žinote Vergilijų, ar ne? Jūs žinote Eneidą. Jeigu nežinote, tai jau nieko nepadės, aš irgi nepapasakosiu. Bet tai yra Romos epas. Ir jau Vergilijus tą irgi nepaprastai afinuota tiesa kitaip, jau labai, kaip sakyti, aukšto lygio kultūroje, profesionalioje, sukuriamas epas, sukuriama tokia, na, kaip poema, didžiulė, lotyniška. Bet būtent visą laiką žvelgiant į Iliadą ir Odisėją ir bandant joms savotiškai prilygti. Tai vat įsivaizduokite, praėjo virš 800 metų ir vis bandoma tam prilygti. Tai sakau, kažkas, kas prieštarauja mūsų tiek gamtos, tiek istorijos sampratai. Kokiu būdu visos mūsų vakarų Europos kultūrinės istorijos pradžioje stovi šitie tekstai, kokiu būdu jie tampa tokie galingi, iš kur jie atsiranda, tai paprasčiausiai sakyti stebuklas. Aišku, galima sakyti, stebuklų nebūna, tai tada sakai, paprašiau, aš nežinau. Gali išgalvoti kokius 3-4 skirtingus paaiškinimus, bet jie visi vienodos vertės. Bet man labiausiai yra nuostaba pamatyti, kaip tai prasidėjo. Yra, žinoma, tekstų šiek tiek senesnių. Biblijos kai kurie fragmentai yra senesni. Bet tai nėra tokios, pačioj Biblijoje nepaprastos galios tekstų literatūros. Bet tai nėra tie tekstai, kurie išlikę. Jie tikrai negali prilygti Homerui. Yra ten Babilonijos epai kai kurie, bet mano nuomonė tai yra visiškai kito tipo literatūra. Ir jinai visiškai neturi tos meninės vertės, koks Gilgamešo epas ar panašiai, tokios vertės, kaip turi Iliada ir Odisėja. Aišku, aš žvelgiu iš tos vakarietiškos tradicijos veiklos. Tai va, tai apie antikos pasaulį aš čia pasakiau nedaug, bet dar turiu 7 minutės. Tai pabandysiu pridurti kitą dalyką. Jūs be jokios abejonės, o įdomu iš tiesų, kuo jums iš karto asocijuojasi antikinė Graikija, jums su kuo?
Tai pirmas žodis, reiškia, kas ateina į galvą. Olimpas. Jums. Ne, reikiau viskiau, jums. Dievai. Visi pamaldus. Jums. Sakau, antikinė Graikija. Kas pirmas dalykas iškyla galvoje? Nu, gerai jums, o jūs parodėte į save, tai. Gerai irgi. Šaunu. Gerai ir tas tinka. Iš ties, ką tai reiškia? Iš tiesų, tai jūs visi galvojate apie tą graikų mitologiją, ne? Graikų mitologija, tiesą sakant, visiškai nėra toks mielas dalykėlis, kaip atrodo, jūs apgaudinėja. Jums pasakoja pagerintą mitologiją iki kaip ten N14. Nes papasakosiu tik vieną mitologijos epizodą, man toks mitas labai patinka. Kaip Satyros Marsijose Apolonas varžėsi, kas gražiau groja. Apolonas tai žino, kas buvo, ne? Meno, šviesos, mūzų, nežinau, ko dar gėrybė, taip? Tiesa, kad tai buvo dar Maro dievas, jums turbūt nieks nesakė. Jeigu skaitysite Iliadą, ten pirmoji giesmėj sužinosite, kad tai dievo žudikas, kurios strėlės iš pradžių žudo gyvūnus pradeda žudyti, o paskui žmonės. Tai Maras, epidemija. Štai Apolonas irgi yra daugiau šito dievas. Bet tai šitas malonus žavus jaunuolis, nu, aš nemoku čia kažkaip taip neišmokau, kad ir paveiksliukų rodyti. Tai, bet esam matę, labai žavus jaunuolis, toks grakštus, net moteriškas, ar ne? Tai va, tas žavus, grakštus, mielas, švelnus jaunuolis varžosi Satyrų Marsijų. Marsijas tai yra, nežinau, kas yra satyrai. Ne? Tokios pusiau ožiai, pusiau žmonės, tokie gan primityvūs gamtos dievaičiai. Taip? Marsijas iš jų toks gudriausias. Na štai Apolonas, kągi, aulas, tai yra, nu, sakykime, fleita. Tai yra ne fleita, tai yra pučiamas instrumentas, dažniausiai du tokie. Galai yra, o lyra tai jau žinot, ar ne? Na tai va, Ateinė išrado tą aulą, pasižiūrėjo, paputė, pažiūrėjo, kaip baisiai atrodo jo žandai, visų pasišiktėjimų numetė, nes labai negražiai žmogus atrodo, uždamas tą instrumentą. Nu, Marsijas pasigėrė, išmoko jo groti ir tada metė iššūkį Apolonui, kuris gražiau pagros. O Atėnė buvo teisėja. Na ir Marsijas pralaimėjo. O žinote, koks prizas laimėtojų už tai? Ir čia tos visos varžybos senojo pasaulio ir visos labai panašios. Apolonas gavo teisę nudirti Marsijui kailį gyvams. Herodotas rašo, kada buvo tas kailis, oda, kaip čia pavadinsi, rodoma vienam iš graikų miestų, dar reiškia kokiam? Pavyzdžiui, 6, ne? Tai va. Čia toks graikų mitas. Tos varžybos būdavo labai rimtas dalykas ir paprastai pralaimėjusio dažnai mirtim baigdavosi. Jeigu skaitysite Islandijos padavimus, tai ten irgi poetai varžosi savo eilėmis ir paprastai tas, kad pralaimintas, numiršta. Edoje ten yra mįslių minimas išminčiai, irgi dėja tas pasaulis buvo labai keistas. Štai Edoje pasakoja Margiodinas, kaip ten mįslės mina su kitu mitologiniu herojumi ir tas, kas pralaimė, gauna galą. Tai va, tai čia tokia ta mitologija, bet yra ir malonesnių epizodų, aš nieko nesakau. Homeras, kaip tik tais Hesiodas tą mitologiją sutvarkė, bet Homeras beje dar grįžtant prie graikų mitų, labai keisti dalykai. Homeras, kai vaizduoja graikų dievus, ar ne, vaizduojas nepaprastai plastiškai, nepaprastai įdomiai, jie yra kaip žmonės, tik tais daug galingesni, daug įspūdingesni, daug daugiau pajėgiantis ir žinoma tokie, na, nebevaržomi visiškai jokių principų, ir tarpusavėje moralinių principų jie neturi tokių. Tai jie daro kas ką nori.
eilinę moterį, tai Hera, jo žmona, jam iškelia baisią sceną. Bet kas yra keiščiausia, va tai tas gerų suvokimas, su kurio baigsiu, Homeras ir paskui Hesijodas iš vienos pusės pasakoja apie Dzeusą tokius dalykus, kurie trikdė jau 6-5 amžiuje, ne? Jūs žinot, kaip eina atgal skaičiavimas. 8, 7, 6, 5 amžius. Taigi, tai Dzeusas elgėsi tiek nepadoriai, kad aš jums jau nepasakosiu. Jūs žinote, kaip Europa atsirado, ne? Ne. Gal nepasakosiu tiek to. Tai yra. Pasižiūrėkite internete. Yra daug paveikslų. Tai va. Na ir paskui, aišku, iškelia jam Hera kokią nors bjaurią sceną. Arba atvirkščiai pradeda ten nori ką nors išgauti, Dzeusą pradeda meilintis. Senas graikų, beje, jeigu pamatys paveiksluose, labai įdomus gestas, reiškia, jeigu dėja padarumas neleis man to parodyti, bet įsivaizduokit, reiškia, aš pakilčiau čia, apkabinčiau jūs per kelius ir taip kutenčiau pasmą. Tai yra maldavimo gestas, jeigu nori kažko išprašyti, iš galingesnio arba vyresnio, tai yra labai efektyvu. Ar reikia? Tai va. Bet Hera taip netgi irgi sau leidžia kartais taip daryti, prašydama malonės tokiam savo globojamam mirtingavimui. Bet štai kitas dalykas, staiga visą tą buitinę keistą, sušaržuotą aplinką matom. Ir staiga viskas pasisuka. Ir Dzeusas staiga vaizduojamas kaip kažkas visiškai kitas. Kaip didingas, nesuvokiamas, neapriepiamas, teisingumo garantas, istorijos valdovas, kosmoso valdovas. Ir netgi sako, ten tokie žodžiai yra, sako, ką jūs kelsi prieš mane, kas jūs tokie, sako, tai duokite man auksinę grandinę, pakabinkite ant jo žemę ir visi ten dievai sulipkite ir aš jūs visus pakelsiu vieną ranką. Ta metafora tokia labai galinga Renesanso laikais, labai vaizduotai žadina. Bet štai, reiškia, ir taip atsakymą neturime, kaip galima tuo pačiu metu vaizduoti dievus kaip viso labo žmonės, kitais galingesnius, gražesnius ir, kas dar svarbu, dievai neturi paprasto kraujo ir yra aukštesni. Jeigu aukštesnis, tai reiškia jau yra pasirodysi dievybė veikiausiai. Žmogui jau gerokai aukštesnis. Tai va. Ir tuo pačiu metu, sakau, mąstyti ypač apie Dzeusą, kaip apie kažką, kas visiškai kitoks negu visas pasaulis, apie taip kaip galėtumėm laikyti tai jau tokio, Dievo vos nekrikščioniška prasme metafora. Ir va tai įtampa labai įdomi irgi. Tiek Homero poemos, tai paskui šitą įtampą lydi visą graikų mitologiją ir religiją, sakau. Iš vienos pusės skaitome tokias baisybės kaip nulukla Marsiui į kailį žavusis Apolonas, o iš kitos pusės atsiranda graikų filosofija, apie kurią aš dėja negaliu kalbėti, nes jau laikas baigėsi. 15 minučių mes praradom susėdimui. Kaip ketinau papasakoti apie filosofijos ištakas, bet ką tai. Ir gal dar kokį vieną kitą klausimą pastabą kas nors turite. Visiškai nieko. Gaila, aš jums tai klausimų daug turiu, bet negaliu jų klausyti. O kas žada stoti į kokius nors istorijos arba filologijos mokslus ščiasimus? Aš suprantu, kad gal tai asmeninė paslaptis.